rasti. Planas buvo gal paskutinį mėnesį ketvirtadienį, bet žinot, tas pasaulis yra greitai besikeičiantis, galbūt grafikas nebus tik stipriai nusistovėjęs. Kas mėnesį mes tikrai visą jau reikėsim vienai ir kitai paskaitai. Tai tiesiog toksai anonsas į ateitį, tai reiškia minimum 2018 metų, 18 metų kaip žinia jubiliejinį, tai jau gal turėsime kažkokį pilnesnį vaizdinį. Ir vėl žiūriu jūs, ar yra kažkas, kas norėtų prieštaravimus sakyti, jų klausimus, jo vaizdinį. Tas trumpas klausimas dėl, pavyzdžiui, kaip pernai ta konferencija, gal bus kažkas link 18 metų, ar šiemet, ar kitais metais, gal dar yra kokių planų, tiesiog irgi tęsti tos tyrimus toliau kažkaip pristatyti, ar daugiau paskaitų tam tokiam neformalesniam, nes aš kaip įsivaizduoju, tu paskaitos vis tiek esu, nes stengiamės kitokio profilio šiek tiek. Jeigu ko nors trūksta, reikia pridėti. Esmė, kad aš įsivaizduočiau, kad žaidimas reikalautų tyrimą tęsti amžinai. Dabar kiek tankiai, kokiuose ansambliuose mes galim tikėtis susirinkti tiems, kurie išmano, konferuoti, pasikeičiant naujausiais savo įžvelgimais, patyrimais ir dar įsileisti mūsų akademijos aplinkas. Tai čia pareina nuo mūsų organizacinių gebėjimų ir resursų bei talkų. Gegužės konferencija parodė, kad tiesą sakant, nėra taip blogai. Viena vertus mes patys turim šiokius tokius resursus, šitą Sugiharos namų ir fondo visuma atlaikė 20 metų pačių bjauriausių išbandymų. Mes gyvuojam. Ir populiarumo didėjimas ten su japonų turistų srautais, ką nors gali guosti. Bet tiesą sakant, kuo didesnis japonų srautas, tuo man kartesnis prieskonis, kad lietuviams tai nieko nereiškia. Aš dėl to ironizavau, kad net ministras susitikė. Šiaip karalienės, Olandijos ar kitų čia irgi buvo. Ir tada sakai, galimas dalykas, kaip viena įdomi grupelė vokiečių atminties tyrinėtojų, magistrantų ar magistrančių, tiksliau sakant, kaip man jos labiau atsimena, jų diagnozė buvo, sako, bet jūsų ir pati ekspozicija taptų japonams pasakoti. Tai, kas nutiko tikrovėje, universiteto japonistikos centras iš čia pasislinko, namai atsiveria, nes viena vertus iš tikrųjų, kartu su Ramūnu, arba pirmiausiai su juo, kaip steigėjai Sugiharos fondų suvokiam, kad atsivėrė 2 kartus didesnės erdvės, negu mes naudojam, jos yra patogios ekspozicijai, bet taip pat jos yra patogios turėti šitokią erdvę, kuri tikrai bus įrengta pakankamai kinų peržiūroms, kuri galės turėti pakankamai sienų, parodom, ekspozicijom ir taip toliau. Ir tą jaukumą, važiuojant gatvelės paprasto namo, kuriame žmonės, kuriem kažkas dar gali susirinkti. Tai konferencijos tiesiog reikia iniciatyvų. Per tankiai galima atpiginti. Galbūt ritmas galėtų būti kas 2 metai. Nes kiekvienais metais tie keli savanoriai, kurie prisideda prie organizavimo, tie, kurie dar nors organizavo, žino, ką tas reiškia. Tai 2 mėnesiai esi ant išprotėjimo brevnaus. Ir paskui išklausai visų kitų priekaištus, kaip ko nors nedadarė. Čia yra kokia veikla. Tai priklauso nuo to, kiek bendruomenė galėtų stiprėti, kiek iš tikrųjų mes tos prieš 39-40 nuvarytus Lietuvos socialinį elgesį galėtume patys daryti. Aš turiu omeny savanorišką pilietinį veikimą, o ne valdiškas tarnybos. Kiek paaukosi savo laiko, ar akademija galės kada nors įvesti nario mokesčių. Ne? Ar sakys, kad jeigu yra kokios nors tarybos grantos, tai mes darom, o jeigu nėra, tai mes tada nafik nešviečiame. Taip sakant, mes turim justi, koks mūsų socialinio elgesio vis dar ryškus skirtumas nuo žmonių, kurie gyvena 40 metais, kuriuos iš dalies sunaikino. Tas pilietinis, tas savanoriškas, intelektualinis veikimas. Vytauto Didžiojo profesūros visa generacija, Riomerio, Šalkauskio, ar Biržiškų, ar kitų. Dieve mano, jie visi vadovose draugybėse darė pačius didžiausius darbus. Tai aš kažkaip tikiuosi, kad jeigu tai įsibėgėja, tai
gerai, tai kaip, kas 2 metai, kada, geras mėnuo, gegužės ar kažkokios ribos, reikia daryti. Knygų arba straipsnių arba medžiagos publikavimas, tai. Bet čia yra tokia istorikų rutina beveik, ne? O mes, kai judam link to, o kaip edukacinė memorialinė pusė, kiek link šitų technikų mes pasislenkam. Man kartais atrodo, kad labiausiai, ko mums trūksta, norint tokioj šiaurės Esarlandų pagilinti savo jautrumus ir suvokimą, tai normalių psichoanalitikų, kurie mums papasakotų, kas su žmogumi darosi, kai jis tokias scenas pamasto, jam primena, kas su juo darosi. Iš esmės problema šiandien yra, kas darosi su mumis, kurie šiaip suprantam, kad nesam kalti už tai, kas buvo, nes mes negyvename. O kita vertus reaguoja vis tiek tartum būtum buvę. Čia galima bandyti kokius nors šiuolaikinių specialių operacijų pajėgų ekspertus kviesdamas, jie susiduria jau su tais pačiais dalykais ir mūsų kariai Afganistane